Zelandijos doleris, Amerikos doleris, savaitinis grafikas, taip. Matom, kad šią savaitę, praeitą savaitę bandė jisai išeiti Zelandas iš savo ribų, padarė labai neblogą atnaujinimą, taip, pasiekė 8,533, bet savaitę uždarė visgi žemiau to lygio ir vis dar išlieka savo diapazonį. Šią savaitę vėlgi prasideda pas mus linksmų augimų, taip, važiuojam, jau matom, kad šiandien mes nuvarėm aukščiau, 8,4 jau dabartinė kaina pas mus 8,480, taip, ir yra vėlgi neblogas ketinimas pabandyti išeiti iš diapazono. Aišku, kol savaitę neuždarė, dar ankstoka kažkokius sprendimus priiminėti ir išeis jisai iš diapazono ar neišeis, bus aišku tik tai penktadienį vakare arba kitą savaitę pirmadienį. Aš nelabai tikiu, kad pavyks būtent šią savaitę išvažiuoti aukščiau į viršų Zelandų ir išeiti iš to diapazono, todėl laukiu, kad bus arba atnaujinimas, arba atkartojamas šitą 8,530 ir nuo ten mes vėl linksmai sugrįšime apačią. Todėl neblogas pardavimas nuo būtent spiglio šito 8,536, galbūt 8,520 plus minus kažkur tai nuo ten. To labiau, kad pagal savaitinį grafiką stopas tik tai 80 punktų, taip gaunasi pas mus už šito kito lygio, pas mus 8,576. Jeigu pamatysim, kad du spigliai į vieną vietą, taip, tai 90% garantija, kad mes važiuosim apačią iki 8,300, o net galim ir pabandyti žemiau nusileisti. Taip. Dieninis grafikas, matom tokį gražų pramušimą dieniniam, taip, ir jis buvo ketvirtadienį, penktadienį. Pelno fiksavimas, taip, penktadienis planai linksma diena buvo ir to pelno fiksavimas mus vėlgi padarė tokį melagingą trikampio pramušimą. Šiandien pirmadienis pastovėjom žemiau, taip, ir šiandien padarius labai linksmą spiglį į apačią, mes važiuojam į viršų. Labai didelį šansą, didelį tikimybę, kad mes šiandien užsidarysim aukščiau 8,460 ir pramušim šitą trikampį į viršų. Tai reiškia, techniškai mes turim dar potencialiai apie 180 kažkur tai punktų, iki trendinės linijos viršaus, 180 punktų pagal dieninį trendą taip į viršų nuvažiuoti. Klausimas, kaip užsidarys diena. Jeigu su tokiu spigliu, taip tikrai mes pavažiuosim į viršų ir tą spigliuką tikrai atkartuosim. Taip. Toliau aš laukiu, kad bus grįžimas, korekcija iki 8,460 ir jau tik po to mes nuvažiuosim į viršų. Tai aišku, pažiūrėsim dar kaip užsidarys šiandien dienos grafikas. Taip. H4 periodas, matom labai gražų grįžimą spigliukų prie palaikymo iš apačios, taip, galbūt reikėtų pataisyti pas mus šitą raudoną liniją, taip, buvo figūros linija, dabar mes turim tokį didelį simetrinį trikampį ir jeigu vyksta pramušimas į viršų, taip, grįžimas ir pirkimas, taip, tikslas gan didelis čia bus, apie 150-130 punktų, taip, bet kol kas, kol nepramušim, ypač žmonėm, kurie turi didelį polinkį rizikuoti, patarčiau pardavimą nuo 8,518-20. Taip, stoplosas už spiglio, čia apie 30 punktų, 25, ja, take profitas, arba prie šitų kūnų, arba dar žemiau prie 8,420 kažkur. Jeigu kas nors nori buy padaryti, taip, tai labai gera vieta, ketvirtukas taip užsidaro, palaukti grįžimo prie 8,463, čia pirkimas, stoplosas aiškus už spiglio, taip, ir profitas prie šito pasipriešinimo. H1 periodas, turim augančius trendus, taip, turim linijos nubražytos raudonas tokios, taip, turim violetinės linijos ir Zelandas taip aktyviai važiuoja į viršų. Taip, čia ir nebaigtas ciklas, todėl pardavimas šitoje vietoje gan rizikingas, bet įmanomas. Ne? Bet šiaip bendrai matom, valandinis praeitą valandą uždarė, nepramušė šito lygio, kur pas mus tokius gražus spigliukus padarė. Ir šią valandą, jeigu užsidaro taip, pramušimas, grįžta, perkam ir važiuojam į viršų. Jeigu užsidaro žemiau šitos linijos, taip, 8,463 grįžta ir parduodam. Tada tikrai bus toks didelis spiglis, kuris mums rodys, žvakė rodys, kad nenorime važiuoti į viršų, važiuosim į apačią. Taip. Na ir M15 periodas,
Čia mes nieko aiškaus neturim, kažką tai pasakyti pagal techninę analizę labai sunku, nes įvyko pramušimas pas mus trendo, ten be jokių iš ankstinių signalų, be jokių požymių to apsisukimo, vienintelis požymis nebaigtas ciklas, taip, dabar palaukti galima grįžimo ir M15 mums siūlo du variantus to grįžimo, pirmas variantas 8-4-5, taip, antras variantas statom spygliukų liniją, taip, ir 8-4 kažkur tai 50. Aišku, dar nereikia pamiršti apie tokį gražų instrumentą, tai Fibonacci lingiai. Ir mes turim čia gražios korekcijos iki 50, taip, ir dabar matom, kad gan agresyviai sujudėjo Zelandas, todėl galima nuo 23 bandyti imti 8-4-6-7 kažkur tai, plus spredas, aišku, visada, arba biški konservatyviškiau 8-4-5-6 plus spredas.